Mūsų psichika turi daug dalių. Ir viena iš koncepcijų, kuri leidžia aiškiau suvokti savo asmenybę, savo asmenybės dalis, yra Eriko Berno ego būsenų analizė. Ji turi 3 dalis. Pirma, vidinis vaikas. Tai visko norintis čia ir dabar, jautrus, infantilus, bet tuo pačiu džiaugsmingas, pilnas gyvybiškumo. Antra dalis – suaugusiojo, turinti savo tikslą, siekį, motyvuota, turinti daug valios. Trečia dalis – tėvų, globojanti, besirūpinanti. Tai ir tėvų dalyje mes kiekvienas turime savo nuostatas, tiesas, kurias mes atsinešame iš savo santykio su tėvais. Ir visos šitos dalys yra mums reikalingos. Tačiau jei viena dalis dominuoja, mes jaučiame vidinį konfliktą savyje. Pavyzdžiui, aš patyriau sėkmę ir noriu išgyventi džiaugsmą, kaip tas mažas vaikas. Tačiau vidinis tėvas man sako, ne, nesidžiaug, nes tuoj verksi. Ir aš negaliu išgyventi šios vidinės būsenos, džiaugsmo būsenos. Arba mano kūnas pasiruošęs kažkokiam labai maloniam patyrimui ir žino, kad tai tuoj įvyks. Tačiau mano suaugusiojo dalis sako, ne, nedaryk to, tai neetiška. Tai yra galbūt pavojinga, nenaudinga tau ir sustabdo mano kūno impulsus. Įvyksta vidinis konfliktas. Ar dažnai jūs išgyvenate vidinius konfliktus? Juos galima atpažinti ir išsispręsti savyje. Kviečiu darbui su savimi.